Jeigu tau, kaip ir mums, norisi sutaupyti laiko darže, tai Meistro kodas siūlo labai įdomų sprendimą. Drėkinimo dėžes 40 litrų, į jų vidų įsikloja toks maišelis, kuris kasmet pasikeičia. Ant viršaus dedasi dangtis su tokiamis angomis, į kurias negailėdami taip paspaudžiam ir pridedame žemių. Užsideda maišą, pasimatuojame maždaug kur bus skylės iš vienos pusės, apačios jas iškerpam, iš viršaus paruošiame erdvę augalams. Dabar sodinau pomidorus, aišku, padėjo ir šuo, o čia yra kitas būdas su pakelta lysve. Pakeltas lysves tai čia statausi daržo zonoje, o tas tiesiog dėžes į šiltnamį, tai išbandysiu ir taip. Žinoma, kad pakeltose lysvėse čia viskas pritaikyta, labai puikiai gamintojo apgalvota ir labai estetiška. Dabar kol kas dar nesimato, bet paskui parodysiu. Maiše žemę supurenam, gerai sulaistom, pasodinu salotas. Žinoma, kad salotos šiek tiek apvys pasodintos, bet paskui jos atsigauna. Štai slepiu maišą ir atrodo nerealiai gražiai. Tada toje dėžėje yra anga, per kurią pripildome visą dėžę talpą vandens. Na ir viskas. Na, o dabar belieka laukti derliaus ir kas 2 savaitės pasitikrinti, ar vandens vis dar yra. Daugiau informacijos aprašyme.